Sveiki, šiandien jums papasakosiu apie tikrą perlą, amerikietišką svajonę. Tai Nuna Mix Next vežimėlį. Lietuvoje nėra labai gerai žinomas, dėl to klaidingai kartais lyginamas su kiek žemesnės kategorijos vežimėliais iš tokių šalių kaip Lenkija ar Kinija. Tačiau tai yra iš tikrųjų aukštos kokybės vežimėlis. Amerikoje tai numeris 1 gamintojas. Šito gamintojo vežimėliais, autokedutėmis naudojasi žvaigždės, pasaulinio lygio žvaigždės, tokie kaip Beckhamas, LeBrono Jameso šeima, Kardashianai be abejo, Dwaynas Wade'as, gausybė aktorių. Tai ką noriu pasakyti, kad tai yra iš tikrųjų topinis brandas. Ir štai vienas iš jų topinių vežimėlių Nuna Mix Next. Pirmas dalykas, sunku perteikti be abejo per video tam tikrus dalykus, kuriuos galima pajusti tiesiog tik liečiant. Pačios medžiagos, tai yra išskirtinis vežimėlis lyginant su kitais brandais, kuriais prekiaujama Lietuvoje. Tiesiog dėl to, kai atvažiuojat gyvai ir išmėgina įvairius vežimėlius ir kai apsistojam kitą kartą tiek šiuo, visada duodu paliesti, pajusti skirtumą, kas yra ant šio vežimėlio, kas yra ant bet kurio kito vežimėlio, kurį galite sutikti Lietuvoje. Medžiaga tiesiog yra natūralesnė, žymiai kokybiškesnė. Labai daug kur naudojama ir merino vilna, tiek lopšyje, tiek autokedutėje, ten, kur liečiasi vaikas. Tai, kad vaikui būtų šilta, patogu, bet neprakaituotų, ten medžiaga yra su merino vilna. Pasakykite kitą gamintoją, kuris naudoja tokias medžiagas. Tikrai nerasite, ar ne? Dabar tai yra sportinukas. Pirmiausia, be sportinuko nėra nieko, ar ne? Jis sudaro visą pagrindinę bazę, ant kurio jau galime montuoti tiek lopšį, tiek autokedutę, vienokią, kitokią, trečiokią. Net nebūtinai Nuna gamintojo, gali būti iš esmės bet kurio gamintojo, kuris atitinka bendrai standartą autokedutę. Bet net ir Nuna turi tikrai nemažą pasirinkimą autokedučių ir jos visos gali būti montuojamos ant šio vežimėlio rėmo. Sportinukas, be abejo, gulima padėtis, tačiau ne tik gulima padėtis, dar skirtumas nuo kai kurių kitų vežimėlių, jis turi gausybę atlošimo variantų. Jeigu turime gulimą padėtį, 1, yra 2, yra 3, yra 4, yra 5. Pilnai sėdima padėtis, ne kažkaip pusiau golom, taip kaip kiekvienas skirtingas vaikas gali norėti. Nes, 5 skirtingos padėtis tam, kad vežimėlis būtent prisitaikytų prie kiekvieno vaiko poreikių. Tai toliau turime vidinį įdėklą, kuris yra pašiltinimas, paminkštinimas. Žiemos metu suteikia papildomo komforto ir šilumos. Vasarą, ypač karštomis dienomis, jis yra lengvai išimamas ir po jo jau slepiasi tinklelinė medžiaga. Taigi net ir itin karštų orų vaiko kūnelis vaiko odelė gali labai lengvai kvėpuoti ir be abejo neprakaituoti. Bet be abejo ir pats įdėklas tikrai yra iš geros medžiagos ir taip jau tikrai nepultų prakaituoti lyginant su kitais vežimėliais. Saugos diržai be abejo 5.1 sistema, tačiau dalykas
tame, kad jis veikia magnetais. Vadinasi, prisekti galima net vieną ranką, sakykime, laikome kažką vienoje rankoje ir vos viena ranka pridedame prie soketo ir jis įtraukia. Magnetas įtraukia ir jums nereikia tiksliai taikyti, kišti ir. Na, čia jau yra Nunos dalykas ant bet kur ant autokėdutės. Visur rasite magnetais veikiančius saugos diržus. Stogelis yra, būna tikrai ilgesnių, nesiginčiusių. Tačiau ar jūs norite pasakyti, kad to nepakanka? Čia aš sėdimoj padėti vaikas jau net nematytų kelio, gulimoj padėti, tikrai visiškai dengia bet kokią galimą saulės poziciją, nebent jau jūs tiesiog einate pačių saulėlydžių, kai jau saulė tiesiog ties horizontų ir einate būtent tą pusę, turbūt galbūt gali vaikui ir išviesti tiesiai akytės. Bet čia jau tiesiog reikia, tikrai turi daug dalykų sutapti, kad taip ir nutiktų. Dėl to tikrai yra neperteklinai, o pakankamai ilgas stogelis būtent vaikui. Be abejo, turime langelį, ypač, sakykime, jeigu tai yra naudojama į pasaulį atsukta pozicija, norite patikrinti, kaip vaikui sekasi, turite langelį, va jisai matot, ar jisai miega, ar jisai ypač ar net, tarkim, gulima padėtis. Ir snykinate, kaip angliškai sako, ir viskas vėlgi veikia magnetais. Jisai prispaudžia ir užsidaro, jokių knopkių, jokių užtrauktukų, jokių nesąmonių. Nuna labai mėgsta rūpintis jumis ir pasiūlo labai įvairiose vietose pakankamai daug papildomai įvairių skyrelių. Slaptų, saugių, žinote, šiais laikais telefonas, piniginė, raktai, dar kažkokie tai brangus, reikalingi daiktai, kuriuos reikia tiesiog turėti, nešiotis, ir kur juos pasidėti saugiai, kad bet kas pripuolęs nepavogtų, nepaimtų. Tiesiog, nebūtinai taip turi nutikti, ar ne? Tai turime vieną saugią kišenę čia, užtraukiamą. Turime vieną saugią kišenę jau pirkinių krepšyje. Turime kišenę ir lopšio viduje. Vėlgi, kad turėtumėte pakankamai patogios pozicijos vietų, kur pasidėti reikalingiausius daiktus ir, kad nereikėtų rūpintis, kur pasidėti. Dabar sportinukas komplekte turi ir kojų uždangalą. Kaip minėjau, tiesiog man net malonu liesti. Tiesiog net, gera. Tai yra kokybė. Tai yra pati aukščiausia kokybė. Jūs uždengiate, atšiaurus vėjas, jums nebūtina ieškoti, pirkti vokelio. Naujagimiui be abejo rekomenduojama vokelis patogiai, šiltai, ypač jeigu jisai gimsta rudenį ar ne, žiemą, kai laukia ilgi mėnesiai vėsaus oro lauke, o lauke reikia būti, vokelis yra patogu, bet ypač jau paaugus mažyliui, kai jau jisai vaikšto, kai jūs tiesiog išeinate į parką kasdienai ir netėsite ir jisai pats dažnai net nesutiks būti vokelėje, tai yra daug paprasčiau, jisai šoka, įsėda, jūs uždedate kojų apsaugą ir tai yra, jisai jaučiasi šiltai ir apsaugotas nuo bet kokių oro sąlygų. Ką dar turi komplekte sportinukas? Sportinukas komplekte turi apsaugą nuo lietaus, priešingai negu kai kurie kiti gamintojai. Jam nereikia pirkti tokių dalykų atskirai.
Sportinukui turime lietaus apsaugą, įsigijate lopšiui vėlgi komplekte rasite lietaus apsaugą, pritaikytą jau būtent lopšiui. Dar komplekte be abejo turime adapterius. Su adapteriais primontuosite, kaip minėjau, bet kurią auto kėdutę. Tai gali būti Nunos. Kodėlgi ne Nunos, apie ją papasakosiu vėliau. Bet gali būti ir kito gamintojo auto kėdutė, bent jau bet kurio pagrindinio žinomo brando, kadangi jie visi naudoja tą patį auto kėdučių standartą. Tai sportinukas turi tiek, be abejo, jis dar komplekte rasite naudojimosi instrukciją ir turbūt tiek. Sportinukas susilanksto su sėdimąja dalimi. Viskas yra labai paprasta, nereikia jokių taikymų, kažkokių tai įmantrių gebėjimų paspausti būtent taip, kaip reikia, būtent ten, kaip reikia. Viskas yra lengvai. Nulenkėte sėdimąją dalį ir tiesiog abiejose pusėse pakeliate į viršų šios ir tiesiog jau pati rankena pradeda lenktis. Važiuojam ir suvažiuojam. Kompaktiškas. Čia dar yra fiksatorius. Užfiksuojam, kad jisai nesiskiestų vežimėlis. Ir įdedate, kur jums reikia, į bagažinę ar į kitą sandėliavimo vietą. Viskas labai paprasta, viskas nesudėtinga, miela ir malonu naudoti. Sportinukas būtų tiek. Dabar be sportinuko papildomai galima įsigyti lopšį. Lopšys yra pakankamai lengvas, nesveria nei 5 kg. Tiesa, pats sportinukas, nors yra dideli ratai, tinkami, iš esmės, bet kokiam reljefui, plus turi labai pritaikytą protektorių važiuoti bekelę. Iš esmės, lyginant su kone bet kuriuo vežimėliu, jūs pamatysite skirtumą, kaip jis yra pritaikytas. Tačiau, nepaisant to, pats vežimėlis sveria vos 11,2 kg. Tokio lengvo vežimėlio su tokiom galimybėm važiuoti bet kokiu reljefu, tikrai reikia paieškoti. Tiesiog miela malonu kilnoti, o jau bekalbant, kai yra nuimtas ar lopšys, ar nuimta sportinė dalis, tai pats rėmas lieka tikrai mažas svoris. Taigi, stabdymo pozicija yra pažymėta raudonai, pozicija, kai sustabdytas vežimėlis, ir yra pažymėta žaliai, kur jau važiuoti. Tai vėlgi toks intuityvumo suteikia, kad jums nereikėtų daug galvoti, į kurią pusę aš čia turiu spausti, kad sustabdyčiau, kad tikrai užfiksuočiau. Matote raudoną, normalu. Šviesoforas, raudona, stojam, žalia, važiuojam. Be abejo, stabdis yra nekenkiantis batam, nėra, kad turėtumėte kažką kelti iš apačios ir taip sugadinti savo batus, avalynę. Spaudžiate tiek į apačią, spaudžiate į viršų. Abu kartus spaudžiate, visiškai batai lieka saugus. Dar svarbus dalykas – amortizacija. Yra tiek gale amortizacija, tiek priekyje, bet tikrai itin minkštas vežimėlis, labai smagu, pabandyti gyvai atvažiuoti, tikrai rekomenduočiau, nes neįmanoma, kaip minėjau, visko perteikti per video. Ir prisilietus tikrai pajusite skirtumą. Be abejo, rankena yra ilginama, esate aukštesnis žmogus negu aš esu 1,80 m. Krepšininkai mūsų tikrai
gali mėgautis šiuo vežimėliu taip pat, nes, išsiilginė rankena. Kaip minėjau, ne veltui, net ir Amerikoje, net ir garsiausiai krepšininkai, kaip LeBronas Jamesas, Dwaynas Wade'as, jie naudoja techniką ir, jie tikrai nėra iš žemesnių žmonių. Taip, kadangi jau uždėjau lopšys, čia yra naujausias lopšys, dar rinkoje galima rasti ir šiek tiek senesnio modelio lopšių, kurie būdavo, čia matot, ar ne, yra užtrauktuku, užtraukiama iki pat 2024 metų lopšiai, šio modelio lopšiai buvo užsegami magnetais. Tai buvo tikrai didelis privalumas, daug žmonių pas mus rinkosi būtent šį vežimėlio modelį, būtent dėl šios priežasties, nes tikrai patiko, kaip lengvai buvo galima uždėti ir nuimti tą lopšio uždengalą, nes, užtrauktukai yra užtrauktukai, sagčiai visokie yra sagčiai, juos reikia atitaikyti, užtrauktukai kitą kartą nėra taip patogu, kol užtrunka, bet gamintojas pakeitė, nežinau, negaliu pasakyti kodėl. Nuo šiol yra užtrauktukai ant naujausių modelių. Tačiau yra ir naujų dalykų. Galite pamatyti, koks aukštas yra uždangalas, uždangalo dalis kylanti, kuri saugo vaiką nuo tiesioginių, sakykime, saulės spindulių. Iš esmės, jį dengia tiek, kad tikrai joks saulės spindulėlis turbūt nepatektų. Nebent vėlgi, kaip minėjau, galima rasti kažkokių situacijų, tačiau šis modelis turi dalyką, tiesiog neprilygstamą. Aš jį labai dievinu. Vėlgi, magnetai, viskas labai paprasta. Pridėjome visiškai maksimaliai uždengiamą nuo saulės vaiko galvytės poziciją. Miela malonu, magnetai, nesudėtinga, uždengėte, nebereikia, sukišate atgal, viskas, baigta. Tačiau, galima naudoti ir tik šią dalį, kuri tarp kitko gali būti ir sumažinta. Ar ne? Jūs norite, vaikas prabudo, jis nori bendrauti, jis nori matyti pasaulį, jis nenori būti uždarytas taip stipriai. Nieko baisaus. Vėlgi, magnetai, šitas skirelis lenkiasi per pusę ir užsifiksuoja magnetais ir jūs jau turite tik simboliškai uždengiamą dalį ir jau vaikutis yra lengvai matomas, galite su juo pabendrauti, galite pamaitinti ir jums nebūtina visiškai atlenkinėti, nuiminėti uždangalo, jis gali išlikti šiltai ir saugiai toje pozicijoje. Pats lopšys, kaip matome, yra ilgas, jis yra mažumėlė net ilgesnis negu standartiniai lopšiai kitų vežimėlių, kitų gamintojų, kitų modelių. Jis yra užtat šiek tiek siauresnis, toks variantas mėgstantiems, patiem aukštaūgiam, sakykime, vėlgi, kodėl mėgsta krepšininkai, futbolininkai, jie įprastai būna kiek aukštesni už standartinį žmogų. Ir tikrai nėra sunkus lopšys. Labai lengvai įmontuojamas, labai lengvai nuimamas. Vėlgi turi langelį, tinklinį langelį. Galima pamatyti, kaip vaikas saugiai ar miega. Tuo pačiu ne tik be abejo tai veikia ir kaip oro srauto didinimas, esant karštai dienai, karštam, vasaros orui. Taip pat į apačią irgi galima atlenkti, ar ne, jau būtent oro srauto didinimui tinklelinė medžiaga kvėpuoja, vaikui nėra tiek karšta ir
yra malonu keliauti bet kokiu oru. Na, viduje vėlgi medžiagos, na, tiesiog, čia reikia paliesti. Neįmanoma papasakoti, ką jauti, liesdamas tiek čiužinėlį, tiek šoninės dalis. Na, tikrai nenoriu nieko blogo pasakyti apie jokį garsų brandą Lietuvoje, kuris yra populiarus ir mėgstamas, tačiau na, tam neprilygsta niekas. Ir, kaip minėjau, komplekte, perkant sportinuką, turime adapterius, nieko papildomo pirkti nereikia. Adapterius įmontuojam. Ir galime montuoti autokėdutę. Viskas nesudėtinga, viskas autokėdutė primontuota, adapteriai sukinėjasi, prisitaiko prie autokėdutės, kadangi jų pozicijų būna įvairių. Ar ne, kad vaikui būtų pakankamai patogu, arba galų gale vaikas užmigo, vaikui galima paruošti nuožulnesnę poziciją, vaikas galėtų gulėti, ypač jeigu jūsų naudojama autokėdutė yra ištiesiama, kaip kad ši iš Nunos. Bet be abejo gali būti, kaip minėjau, bet kurio kito gamintojo. Na ir tiek. Žinote, kalbėti į kamerą nėra tas pats, kas kalbėti gyvai, ir tai mano yra pirmoji apžvalga. Tai, na, nepykite, jeigu ne viskas vyko taip sklandžiai. Tikiuosi, ateityje bus geriau. Tačiau aš būtinai norėjau pirmiausia pradėti nuo šio modelio jums pasakojimą, todėl kad, na, tai yra tikrai išskirtinis modelis rinkoje. Tiesą sakant, kitą kartą, ne tai, kad kitą kartą, šiaip kiekvienas mes prieš susilaukdami vaiko, iš tikrųjų, na, nežinome apie brandus, nežinome, kuo jie skiriasi, ar ne, visi žinome automobilius, visi žinome Mercedes, BMW, Toyota ir panašiai, žinome, kurie yra geresni modeliai, kurie, na, yra prabangesni ir panašiai, kurie yra, na, šiek tiek ekonomiškesnės klasės. Na, dėl šios priežasties, na, žinau, kai laukiamas vaiko ir tiesiog reikia išrinkti kiekvieną daiktą ir norisi neapsirikti, na, ieškoma daug, skaitoma. Kitą kartą žmonės per daug nesivargina ir išsirenka pirmą pasitaikiusi, tai viskas gerai ir su tuo, bet dažniausiai tie, kurie labai daug domisi, praleidžia labai daug laiko, labai dažnai apsistoja ties šiuo modeliu. Paprastai tik tokie žmonės ir įsigyja šitą modelį Lietuvoje, nes jis nėra žinomas. Kaip aš minėjau, tai yra, na, paslėptas perlas, apie kurį žino tik tie, kurie tikrai nuoširdžiai domisi ir ieško pačio geriausio, ar ne? Nuna kolaboracija šiais metais su BMW automobilių gamintojų yra tokių, na, išskirtinių fashion modelių. Šiaip Lietuvoje jų turbūt nebus prekiaujama, bet esant poreikiui tikrai galima kreiptis ir užsakyti tiesiai iš gamintojo tam tikrus tikrai, na, išskirtinius modelius, na, bet čia jau yra atskiras dalykas. Tai tik parodo, kokio lygio tai yra gamintojas ir su kokiom kolaboracijom ar ne užsiema. Tai vat, tai sekite mūsų YouTube kanalą. Ateityje būtinai papasakosiu apie įvairius kitus vežimėlius, autokėdutes ir ne tik, įvairius reikmenis, kad jūsų gyvenimas su naujai užgimusia atžalėlė būtų kuo lengvesnis ir suteiktų jums ir jūsų mažyliui kuo daugiau laimės. Taigi, būkite sveiki, būkite palaiminti ir iki susimatymo.